Labą dieną. Esu gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė, dirbu kardiologė Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose, taip pat esu Vilniaus universiteto profesorė ir šiandien man labai malonu padiskutuoti su jumis apie sveiką gyvenseną. Pirmoje dalyje kalbėsiu apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, miego reikšmę, rūkymo žalą ir būdus išlaikyti normalų kūno svorį. Širdies kraujagyslių ligų prevencija keičiant gyvenimo būdą ar vartojant vaistus arba abiem būdais yra ekonomiškai efektyvi tiek visuomenės, tiek individualiame lygmenyje. Tai žinutė, kurią turėtų žinoti ne tik pacientai, ne tik mes gydytojai, bet ir įstatymų leidėjai. Ir mes paprastai kardiologai sekam labai daug svorio turinčiomis draugijomis, tai yra Amerikos širdies asociacija, Amerikos kardiologų kolegija ar Europos kardiologų draugija. Ir Amerikos širdies asociacija skiria 8 pagrindinės ilgo gyvenimo taisyklės. Kokios jos? Tai yra sveika mityba, fizinis aktyvumas, normalaus gliukozės kiekio kraujyje išlaikymas, normalaus svorio išlaikymas, žinojimas savo cholesterolio verčių ir jų mažinimas, jeigu cholesterolio vertės yra padidintos, kraujospūdžio kontrolė, ypač jeigu jis yra padidintas, rūkymo atsisakymas ar nepradėjimas rūkyti ir pakankamai ilgas ir kokybiškas miegas. Ir šias visas 8 sveiko gyvenimo taisyklės aš ir aptarsiu. Tai pirma taisyklė labai svarbi, sakanti, jog turime sveikai maitintis. Ir sveika mityba yra kertinė širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos priemonė visiems, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ar turimų ligų. Ir tai yra pirmos klasės rekomendacija. Ką tai reiškia? Tai yra rekomenduojama laikytis sveikos mitybos principų. Ir įrodymų lygis ką tai reiškia? Tai yra įrodyta gausiais atsitiktinės atrankos tyrimais. Rekomenduojama taikyti viduržemio jūros ar į ją panašias dietas, kurios mažina širdies kraujagyslių ligų riziką. Aš taip pat detaliau pristatysiu. Ir ką mes žinome šiandien, kad mitybos įpročiai įtakoja širdies ir kraujagyslių ligų riziką, o taip pat kitų lėtinių ligų, tokių kaip vėžys, riziką. Taigi, kokie yra sveikos mitybos principai? Iš esmės, sveika mityba tai daugiau augalinė negu gyvulinė. Perėjimas nuo gyvulinės mitybos į augalinę mitybą mažina širdies kraujagyslių ligų riziką. Taigi turėtumėm vartoti daugiau augalinės ir mažiau gyvulinės kilmės maisto produktų. Sočiosios riebiosios rūgštys turi sudaryti mažiau 10% viso suvartojimo energijos kiekio. Jas turėtumėm keisti polinesočiosiomis riebiosiomis rūgštimis, pavyzdžiui, omega-3 ir angliavandeniais iš pilno grūdo produktų. Kiek įmanoma turim vengti transnesočių riebiųjų rūgščių, ypač esančių apdorotose maisto produktuose ir gaminiuose, margarine, kepiniuose, vartoti mažiau 5 gramų druskos per parą, vartoti 30-45 gramus skaidulų per parą, ypač esančių pilno grūdo produktuose. Vaisių per parą turi būti 200 gramų ar daugiau, tai yra 2-3 porcijos. Daržovių per parą taip pat 200 gramų ar daugiau, 2-3 porcijos. 1-2 kartus per savaitę turėtumėm vartoti žuvį, ypač riebę žuvį. Raudona mėsa turi būti ribojama iki 350-500 gramų per savaitę, ypač riboti reiktų apdorotą mėsą. Vartoti 30 gramų nesūdytų riešutų per parą, riboti alkoholio vartojimą, kokia ta riba, tai iki 100 gramų gryno etanolio per savaitę, 100% spirito, aš alkoholio vartojimo reikšmę širdies kraujagyslių ligoms dar aptarsiu, ir mažinti cukrumi saldintų vaisvandenių ir sulčių vartojimą. Skaičiuojama, kad Jungtinėse Amerikos valstijose
pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės yra nutukę ir toliau tunka, tai yra labai didelis cukrumi saldintų vaisvandenių vartojimas. Ar sveika mityba susijusi su geresnė prognozė? Tai yra, ar sveikai maitinantis mes galime įtakoti savo gyvenimo trukmę, tai yra sumažinti širdies kraujagyslių ligų komplikacijų riziką, ilgiau gyventi? Taip, turime pakankamai įrodymų ir skaidrėje yra pateikta 6 didelių tarptautinių studijų analizė. Ši analizė įtraukė beveik 250 000 asmenų iš 80 šalių ir 6 kontinentų. Ir visi asmenys dalyvavę šioje studijoje buvo suskirstyti pagal tai, kaip jie laikėsi taip vadinamosios pure dietos. O pure dieta iš esmės tai yra Viduržemio jūros dieta. Asmenys sekti šiek tiek daugiau nei 8 metus, tai sekimo mediana buvo 8,3 metai. Ir buvo pastebėta, kad tie asmenys, kurie labiau laikėsi pure dietos, tai yra, kurių dieta buvo 20% labiau panaši į tą Viduržemio jūros, jiems per tą visą sekimo periodą buvo 8% mažiau mirčių ir 6% mažiau didžiųjų nepageidavimų kardiovaskulinių įvykių, širdies kraujagyslių įvykių. Taigi, sveika mityba gerina prognozę. Mes kardiologai dažnai labai sekame tais vadinamaisiais nuomonės formuotojais, kumyrais. Vienas jų mitybos srityje yra profesorius Darius Mozaffarian iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuris teigia, kad maistas yra biologinė informacija, kuri įtakoja ląsteles, audinius, genų funkciją. Todėl turime galvoti ne apie kalorijų skaičiavimą, o apie dietos kokybę. Tai yra geriau šiek tiek daugiau sveiko maisto kalorijų, nei mažiau, tačiau tos kalorijos gaunamos iš to vadinamo nesveiko arba šlamštinio maisto. Ir tas mitybos mokslas šiandien pereina daugiau iš draudimo į pozityvų siūlymą vartoti daugiau maisto, kuris naudingas. Naudingas, tai aišku, vaisiai, daržovės, pupelės, riešutai, sėklos, jūros gėrybės, augaliniai aliejai, ypač alyvuogių aliejus. Vartoti 1-2 kartus per savaitę sūrį, paukštieną, kiaušinių, sviestą, neapdorotą raudoną mėsą. Ir ko mes tikrai turėtume vengti, tai krakmolo, cukraus, druskos, apdorotos mėsos, industrinių transriebalų. Ir profesorius nurodo 3S taisyklę, kuri, aišku, lietuviškai neskamba taip gražiai kaip angliškai. Ko mes turėtume vengti? 3S – sugar, salt and starch – krakmolo, kuris yra, aišku, ypač baltos duonos produktuose. Taigi, 3S taisyklė. Dabar žadėjau pakalbėti apie prancūzišką paradoksą. Pradinis įsitikinimas, kad saikingas alkoholio vartojimas yra naudingas, kilo 10-ojo dešimtmečio pradžioje, 1990 metais, kai buvo pastebėta, kad Prancūzijos piliečiai vartojo maždaug tiek pat sočiųjų riebalų kaip Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos valstijų, tačiau jų mirtingumas nuo koronarinės širdies ligos buvo daug mažesnis. Ir pagrindinis skirtumas, kurį tuo metu nustatė mokslininkai, buvo tas, kad prancūzai vartojo daugiau raudono vyno. Ir šis teiginys, aišku, paskatino eilę tyrimų, kurie pateikė panašius rezultatus, tai buvo stebėsenos tyrimai, kad saikingas bet kokio tipo alkoholio vartojimas gali apsaugoti širdį. Tačiau šiandien mes manom šiek tiek kitaip. Skaidrėje matote Jungtinės karalystės biobanko maždaug 370 000 asmenų analizę, paskelbta 2022 metais,
kuri rodo, jog bet koks alkoholio kiekis didina širdies kraujagyslių ligų riziką. Ir aišku, jeigu yra suvartojama iki 7 alkoholio vienetų per savaitę, ta rizika praktiškai panaši kaip nevartojančio alkoholį. Jei mes viršijam 7 vienetus per savaitę, rizika iškart kyla. Rizika kieno? Tai arterinės hipertenzijos, padidinto kraujospūdžio ligos, o taip pat ir koronarinės širdies ligos. Kas yra vienas alkoholio vienetas? Tai yra 14 gramų 100% etanolio. Tai galite iškart pasidauginti, kiek tai atitinka vyno ar kitokio gėrimo. Ir šie biobanko duomenys įrodė, kad alkoholio vartojimas didina arterinės hipertenzijos, tai padidinto kraujospūdžio ligos riziką maždaug 1,3 karto, koronarinės širdies ligos 1,4 karto, miokardo infarkto 1,4 karto, insulto 1,3 karto, širdies nepakankamumo 1,4 karto ir prieširdžių virpėjimo 1,2 karto. Taigi, šiai dienai mes manome, kad alkoholio reiktų vengti, o jeigu jau vartojate, tai iki 100 gramų gryno etanolio per savaitę, nedaugiau. Ir tai tas alkoholio kiekis neturi būti suvartojamas per dieną. Antra taisyklė labai svarbi, kurią labai skatinam mes kardiologai, tai būti fiziškai aktyviems. Vidutinio didelio intensyvumo fizinis aktyvumas yra susijęs su mažesnė mirties nuo visų priežasčių, sergamumo širdies kraujagyslių ligomis ir mirties nuo jų bei antro tipo cukrinio diabeto išsivystymo rizika visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Kokios yra fizinio aktyvumo rekomendacijos, manau, ne kartą girdėjote, tai visų amžiaus grupių suaugusiems asmenims rekomenduojama nuo 150 iki 300 minučių per savaitę vidutinio intensyvumo fizinio krūvio arba nuo 75 iki 150 minučių per savaitę didelio intensyvumo aerobinio dinaminio fizinio krūvio. Dinaminio, kad dauguma raumenų grupių dirbtų. Ir papildomai 2 ar daugiau dienų per savaitę rekomenduojama atlikti pasipriešinimo pratimus raumenų stiprinimui. Ir jeigu jūs manęs paklausite, kad yra tam tikri žmonės, ypač senyvo amžiaus turintys ortopedinių problemų, kurie negali atlikti vidutinio ir didelio intensyvumo fizinio krūvio, ką jiems daryti, ogi jie turėtų išlikti fiziškai aktyvūs savo galimybių ribose. Tai tiek, kiek jie gali, kiek tas fizinis krūvis jiems yra komfortiškas. Ir rekomenduojama sutrumpinti sėdėjimo laiką, visą laiką užsiimant bent lengva fizinė veikla tokiems asmenims. Ką reiškia dabar vidutinio ir didelio intensyvumo fizinis krūvis? Mes, kardiologai, tą sugebame išmatuoti, atlikdami fizinio krūvio mėginius, matuojame tam tikrus metabolinius vienetus, tačiau labai paprastai galime apibrėžti, kad vidutinio intensyvumo fizinis krūvis yra toks, kurį atliekant mes kvėpuojame dažniau, tačiau dar galime kalbėti pilnais sakiniais. Koks tai fizinis krūvis? Kai mes vaikštome nuo 4 iki 6,5 km per valandą, kai mes lėtai važiuojame dviračiu iki 15 km per valandą, kai mes tvarkome veją, žaidžiame golfą, žaidžiame tenisą, dvejetus, standartiniai šokiai, vandens aerobika. Ir vidutinio intensyvumo fizinio krūvio metu širdies susitraukimo dažnis pasiekia apie 64–76% maksimalaus širdies susitraukimų dažnio. Taip pat, kas yra maksimalus širdies susitraukimo dažnis, jauni žmonės dažnai klausia mūsų kardiologų, kiek aš galiu sportuoti. Jis yra apskaičiuojamas vyrams 220 minus amžius, moterims 210 minus amžius. Tai pasiekiant kažkur 75% štai šio maksimalaus širdies susitraukimo dažnio, mes turime vidutinio intensyvumo fizinį krūvį. Jeigu mes kalbam apie
didelio intensyvumo fizinį krūvį, tai čia jau mes pasiekėm nuo 77 iki 95% maksimalaus širdies susitraukimų dažnio. Tai yra toks krūvis, kai mes giliai kvėpuojame ir nebegalime kalbėti pilnais sakiniais. Ir koks tai krūvis? Tai yra lenktyninis ėjimas, bėgimas, važiavimas dviračiu daugiau nei 15 km per valandą, sode kasimas ar kaupimas, plaukimas ratais ar teniso vienetai. Trečia taisyklė, labai svarbi ir aktuali. Nerūkyk, neveipink, nevartok kitų tabako gaminių bei venk pasyvaus rūkymo. Labai svarbi taisyklė, bet kokio tabako rūkymo turėtų būti atsisakyta, nes tabako vartojimas yra stipriai ir nepriklausomai susijęs su aterosklerotinės kilmės širdies kraujagyslių ligų vystymusi. Ir tai yra pirmos klasės rekomendacija, tai yra rekomendacija, turi būti atsisakyta. Ir A įrodymų lygis, tai yra įrodyta eilė labai patikimų klinikinių tyrimų. Ir mesti rūkyti rekomenduojama nepriklausomai nuo svorio padidėjimo, nes įrodyta, kad metus rūkyti svoris padidėja maždaug vidutiniškai apie 5 kg, nes tas svorio padidėjimas nesumažina rūkymo nutraukimo naudos širdies kraujagyslių ligoms. Jeigu paklausite, kokie iš tų visų prevencijos priemonių yra ekonomiškai efektyviausia, jūs, sakykime, esate sveikatos apsaugos ministras ir norite padaryti, kad jūs prisimintų vėliau, tai ekonomiškai efektyviausia yra būtent rūkymo atsisakymas. Kodėl? Jeigu jūs rūkote nuo paauglystės ir daugmaž visą gyvenimą, jūsų gyvenimo trukmė sumažėja vidutiniškai 10 metų. Jeigu jūs sergant sunkiai koreguojama arterinė hipertenzija, tai sunkiai koreguojamų padidintų kraujo spaudimų, jūsų gyvenimo trukmė vidutiniškai sutrumpėja 3 metais. Tai įsivaizduojat, kokios tai yra proporcijos. Dabar būdai atsisakyti rūkymo yra ne vienas, tai yra pakaitinis nikotino gydymas įvairiose formose, kramtomoji guma, transdermaliniai nikotino pleistrai, inhaliatoriai, poliežuvinės tabletės. Jie yra pakankamai efektyvūs ir taip pat turime tokių vaistų kaip vareniklinas, bupropionas, kurie taip pat efektyvūs širdies kraujagyslių ligomis sergantiems ir pageidaujantiems atsisakyti rūkymo. Elektroninės cigaretės tikrai mėgstamos jaunimo, tiek elektroninės cigaretės, tiek ir elektroniniai cigarai, elektroninės pypkės. Elektroninių cigarečių vartojimo kaip tinkamos alternatyvos tradiciniam rūkymo būdui saugumas ir nauda nėra įrodyti. Tai yra labai svarbi, manau, žinutė. Mes neturime dar atlikę ilgalaikių tyrimų, kurie įrodytų, kad tai yra saugu, anaiptol. Ir elektroninių cigarečių vartojimas nesuteikia jokios naudos sveikatai, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos metant rūkyti tradicinės cigaretės. Ir kartu lankant intervencinės grupės, remiantis mažesnės žalos principu. Kokios potencialios elektroninių cigarečių žalos? Žinome, kad elektroninė cigaretė tai yra kaitinami nikotino turintys ar neturintys skysčiai, kurie virsta aerozoliu ir yra įkvėpiami. Tai aišku, jeigu tos elektroninės cigaretės turi nikotino, nikotinas atlieka savo žalą. Elektroninėse cigaretėse gali būti tokių skonio medžiagų kaip diacetilų, kurie sukelia plaučių pažaidą, pažeidžia plaučius, jų audinį. Neretai elektroninėse cigaretėse yra vėžį sukeliančių cheminių medžiagų. Taip pat yra lakiųjų organinių medžiagų, kurios pažeidžia plaučių audinį. Yra labai smulkių dalelių, kurios nueina toli iki pat alveolių ir juose lieka visam gyvenimui. Ir taip pat elektroninėse cigaretėse neretai randame tokių sunkiųjų metalų kaip švino, alavo ir nikelio, kurie taip pat atlieka savo
blogąjį darbą. 4 taisyklė. Taip pat svarbi, apie kurią galima skaityti atskirą paskaitą, tai yra miegas. Miegoti rekomenduojama nuo 7 iki 9 valandų kasdien ir neatstatantis miegas ir miego trukmė, kuri labai skiriasi nuo optimalios 7 valandų miego trukmės, yra susiję su padidėjusia širdies kraujagyslių ligų rizika. Bendroje populiacijoje mes turim tikrai didelį skaičių, maždaug 32% bendrosios populiacijos turi miego problemų. Ir visi miego sutrikimai yra glaudžiai susijęs su psichikos sutrikimais. Nerimu, depresija ir taip toliau. 5 taisyklė. Pasiek ir išlaikyk sveiką kūno svorį. Stebėsenos tyrimai rodo, kad mirčių nuo visų priežasčių yra mažiausiai, kai kūno masės indeksas yra nuo 20 iki 25 kg/m². Kas yra kūno masės indeksas, jį lengva paskaičiuoti, tai yra masė kilogramais padalinta iš ūgio metrais kvadrato. Liemens apimtis taip pat yra svarbi. Įprasta matuoti ir pilvo riebalus, kuriuos netiesiogiai nurodo liemens apimtis, ir liemens apimtis 94 cm ar daugiau vyrams ir 80 ar daugiau centimetrų moterims. Jeigu mes tokią nustatom, reiktų vengti tolesnio svorio didėjimo. Jeigu liemens apimtis vyrams yra 102 ar daugiau, moterims 88 cm ar daugiau, patartina mesti kūno svorį, mažinti kūno svorį. Ir tyrimai, metaanalizės parodė, kad tiek kūno masės indeksas, tiek jų asmens apimtis yra panašiai, stipriai ir pastoviai susiję su širdies kraujagyslių ligų, aterosklerotinės kilmės širdies kraujagyslių ligų vystymusi ir antro tipo cukriniu diabetu. Žinome, kad pasaulyje per pastaruosius dešimtmečius vaikų, paauglių ir suaugusiųjų kūno masės indeksas labai išaugo. Kada mes laikome, kad žmogus turi viršsvorį, kai jo kūno masės indeksas yra nuo 25 iki 29,9, pirmo laipsnio nutukimas nuo 30 iki 34,9, antro laipsnio nutukimas nuo 35 iki 39,9 ir morbidinis 3 laipsnio nutukimas, kai kūno masės indeksas viršija 40. Medikų bendruomenėje neretai diskutuojama, kad egzistuoja taip vadinamasis sveikas nutukimas. Kas tai yra sveikas nutukimas? Kad jeigu paimsim panašaus amžiaus 2 žmonės, abu yra panašiai nutukę, tačiau vienas turi visiškai normalius gliukozės, cholesterolio parametrus, normalų kraujo spaudimą, kitas turi padidintą kraujo spaudimą, padidintą cholesterolio, gliukozės kiekį kraujyje. Ir tai sukėlė tokias prielaidas, kad egzistuoja sveikas nutukimas. Tačiau dabar mes suvokėme, kad sveiko nutukimo nėra. Tiesiog pradžioje, kai žmogus dar pakankamai jaunas, adaptaciniai organizmo gebėjimai sugeba išlaikyti normalius metabolinius parametrus ir normalų kraujospūdį. Tačiau išliekant nutukimui ilgainiui išsivysto tiek gliukozės padidėjimas, tai yra antro tipo cukrinis diabetas, tiek didėja cholesterolio kiekis kraujyje, tiek didėja kraujo spaudimas ir taip toliau. Taigi sveiko nutukimo iš esmės nėra.